Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje Akademija. Šiandien prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Praeitoje Akademijos laidoje kalbėjome apie mokslo ir religijos santykį. Tai darėme tokia labai ypatinga proga, norėdami jūs, mėly klausytojai, pakviesti į labai žymaus teologo, Oksfordo universiteto profesoriaus Alisterio Magrato paskaitas Lietuvoje. Alisteris Magratas studijavo chemiją ir Oksfordo universitete įgijo daktaro laipsnį molekulinės biologijos srityje. Tačiau, būdamas ateistu tuomet, atrado tikėjimą, atrado krikščionybę ir tapo teologijos profesoriumi. Ir šiandien profesorius Magratas laikomas vienu didžiausių autoritetų religijos ir mokslo santykio klausimais. Taigi mums tikrai yra neeilinė proga sutikti tokią teologijos ir mokslo žvaigždę Lietuvoje, Vilniuje ir Kaune. Labai kviečiu jūs, mėly klausytojai, užsirašyti šias datas, jas prisiminti ir apsilankyti profesoriaus Magrato paskaitose. Gruodžio 9 dieną profesoriaus Magrato paskaita vyks Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime. Ir į šį renginį reikėtų registruotis iš anksto. Taip pat 18 val. Vakare Vilniuje Bernardinų bažnyčioje gruodžio 9 tą pačią dieną profesorius Magratas skaitys kitą paskaitą apie mums jau gerai Lietuvoje žinomą rašytoją Clivą Staplesą Lewisą. Ir į šią paskaitą tikrai visi esate kviečiami, nereikia jokios išankstinės registracijos. Manau, tikrai nuostabus dalykas išgirsti apie tokį iškilų rašytoją kaip Lewisas iš jo, galima sakyti, vėlesniojo kolegos universiteto, kuriame ir Lewisas dirbo, taigi iš jo kolegos profesoriaus Magrato. Išgirsti tam tikrą prasme iš pirmųjų lūpų jo žemiečio ir jo universitiečio paskaitai, taip galime sakyti. Gruodžio 10 dieną, antradienį, visus kviečiame į profesoriaus Magrato paskaitą Kaune, Vytauto didžiojo universitete, Katalikų teologijos fakulteto didžiojoje auloje. Paskaita vyks 10 val. Paskaitos pavadinimas - Mokslas ir religija - didieji klausimai. Taigi nuostabi proga, taip pat paskaitų proga įsigyti ir naujai išverstą į lietuvių kalbą profesoriaus Magrato knygą Mokslas ir religija - naujasis įvadas. Knyga yra labai gerai įvertinta pasaulio universitetuose, taip pat ir Oksfordo universitete ir tikrai tai yra labai didelis indėlis į mokslo ir religijos santykio klausimų nagrinėjimą Lietuvoje. Tokio veikalo dar neturėjome. Taigi galėsite gal net ir autoriaus autografą gauti šią knygą įsigiję pigiau renginiuose. Na ir kadangi jau praeitoje laidoje kalbėjome apie mokslo ir religijos santykį, tai šioje laidoje turbūt šiame kontekste būtų labai gera proga kalbėti apie Clivą Staplesą Lewisą. Šiemet kaip tik sukanka 50 metų nuo jo mirties ir štai atvykęs profesorius Magratas skaitys paskaitą apie Lewisą, tad mes šioje laidoje darome ir vėl tokį kaip ir apšilimą. Ir vėl studijoje kartu su manimi Katalikų teologijos fakulteto daktaras Valdas Mackela. Sveikas, Valdai. Taigi man labai gera su tavimi kartu būti šių, tokių istorinių paskaitų organizatorium ir tu esi labai svarbus organizatorius ir tikrai labai daug žinai apie šios klausimus, tai manau mūsų klausytojams irgi gera proga sužinoti daugiau apie šį vizitą ir apie rašytoją Clivą Staplesą Lewisą. Kelis faktus dabar taip pat pasakysiu. Lewisas gimė 1898 metais Airijoje, Belfaste ir keli momentai tokie ryškiausi iš jo gyvenimo, kuriuos jis pats taip iškelia kaip labiausiai sukrėtusius, tai yra pirmiausiai džiaugsmo, vadinamojo tokio ilgesingo, didžiojo džiaugsmo patirtis jam studijuojant koledže. Ši patirtis jį vis ištikdavo, kai jis nagrinėjo tokią, galima sakyti, mįslingą literatūrą, buvo tikrai didelis mylėtojas keltų mitologijos, šiaurietiškos, skandinaviškosios
mitologijos ir visada išgyveno tokį, tartum kvietimą didesnės amžinybės bylojimą per tuos mįslingus mitologinius simbolius. Pats Liujisas tai įvardijo, kai tartum uostimas gardaus aromato gėlės, kurios negali surasti, arba girdėjimas aido tos muzikos, kurios čia negali taip pat aptikti. Ir Liujisas nebuvo krikščionis, būdamas koledžo studentas ir netgi pradėjęs dirbti universitete. Tačiau 1929 metais tai pasikeičia. Jis atranda ne tik Dievą, bet ir krikščionišką įtikėjimą. Didelė dalim įtakoja savo tokių įdomių kolegų, iš kurių žymiausias be abejo yra Tolkienas, Žiedų valdovo autorius. Štai prasideda Liujiso krikščioniško gyvenimo epopėja, labai didelės kūrybinės šio rašytojo jėgos taiga teka į apologetinės literatūros rašymą ir taip pat į tokios vaizduotinės mitopoetinės literatūros rašymą. Daug krikščioniškų veikalų. Mums Lietuvoje be abejo geriausiai žinomi tokie apologetiniai veikalai, kaip tiesiog krikščionybė, kančios problema. Iš tokių vaizduotę maitinančių alegorinių knygų galima paminėti Didžiąsias skyrybas bei Kipšo laiškus. Taip pat geriausiai turbūt žinomas yra vaikam, geriausia žinoma Narnijos kronikos, dabar ir ekranizuota. Didžiuosiuose ekranuose vis matome Narnijos kronikų tęsinius ir taip pat suaugusiems fantastinės literatūros trilogija, erdvės trilogija vadinama, Lietuvoje išleista Alma Literos. Tad po tokio trumpo įvado, Valdai, kuo Liujisas vis dėlto yra ypatingas? Šiek tiek yra keista, kad įvairių bažnyčių ir įvairių, sakyčiau, apsiskaitimo lygių žmonės taip dažnai apie šį vieną kalbą. Jis toks kaip ir žymiausias 20 amžiaus krikščionis rašytojas. Ir aš prisipažinsiu, taip pat per metus perskaitau ne vieną jo knygą ir jau ne pirmąjį kartą ir manau, tai ir nesibaigs. Tikrai, Liujisas yra unikalus. Skirtingų denominacijų krikščionis turbūt laiko jį savu, katalikai netgi turbūt pamiršta, kad jisai nėra visiškai katalikas, jisai priklausė anglikonų bažnyčiai, nors jo geras draugas Tolkienas buvo katalikas ir ilgą laiką kalbino pereiti į katalikybę, bet Liujisas liko ištikimas savo tėvų senelių tradicijai. Protestantai galėtų sakyti, kad jisai labai gerai išreiškė protestantizmo esmę ir daugelio kitų konfesijų krikščionis mielai skaito jo veikalus. Unikalu yra tai, kad jisai iš tiesų nebuvo koks nors teologas, netgi nebuvo kunigas, buvo pasaulietis, mokslininkas, literatūros tyrinėtojas. Ir tai, ką jisai parašė ir ką mes geriausiai žinome, yra jo užklasinė veikla. Jeigu reikėtų dabar pasakyti, ar žinome kokį nors jo parašytą akademinį veikalą iš viduramžių anglų literatūros. Tai turbūt niekas negalėtų įvardinti, bet mes žinome knygas, kurios jisai parašė laisvalaikiu. Įdomu yra tai, kad jis niekada neplanavo tapti garsiu ir netgi šiek tiek kentėjo nuo savo garsumo. Kada tapo gerai žinomu autorium, tai jisai išgyveno, kad kaip čia dabar jam toliau gyventi, kaip čia nesugadinti to įvaizdžio, nes daug jo knygų buvo pirmiausiai netgi ne pasirodė kaip knygos, bet pasirodė kaip radio laidos. Kai kurios kaip paskaitos. Ir tas toksai betarpiškas bendravimo stilius tose knygose, kreipiantis į skaitytoją, jis didžia dalimi kyla iš to, kad Londonas Antrojo pasaulinio karo metu, kada buvo bombarduojamas, tai Liujisas, būdamas BBC radijo studijoje, skaitydavo ištraukas iš savo knygų. Tai buvo skaitomos ir Narnijos kronikos vaikams, kurie slėpdavosi požemiuose nuo vokiečių bombardavimo. Kipšo laiškai tai buvo skaitomi. Ir daugelis kitų Liujiso knygų pasiekė. Žmonės iš tikrųjų atrado paguodą tose knygose. Tai nebuvo tik tai įdomi literatūra, bet žmonės ieškojo atsakymų į egzistencinius klausimus ir Liujisas gebėjo kažkaip tuos atsakymus pateikti. Ir būdamas literatūros tyrinėtojas ir pats puikus literatas, puikus žodžio meistras, jisai gebėdavo rasti tos žodžius, kurie įvardindavo tai, ką dauguma jautė, ką dauguma išgyveno, atsakydavo į tos klausimus, įvardindavo tos klausimus, kuriuos keldavo. Kartais rasdavo tokią filosofinę kalbą, kartais rasdavo poetinę kalbą arba pasakos formą, bet visose savo knygose jisai
iš tikrųjų sprendžia pačius esminius žmogaus gyvenimo klausimus. Tai yra viena iš jo gražiausių minčių, kuri yra randama knygoje Tiesiog krikščionybė, yra, kad jeigu mano širdis, mano siela trokšta kažko, ko niekas visame pasaulyje negali užpildyti, tai galbūt aš nesu sukurtas tik šiam pasauliui. Ir tas ilgesys ir siekimas netgi yra vadinamas Dievo buvimo įrodymu pagal Clive'ą Stieglitzą Lewisą. Tai yra, kad žmogaus širdies troškimas, kad kada žmogus susiduria su kažkuo, kas yra gražu, kas yra gera, kas nustebina, tai dažnai galvojame, kad čia akimirkos tokia nuotaika ir tai praeis, bet Lewisas sako, kad tada, kada mes būtume pakylėti grožio patirties, gėrio patirties, tiesos patirties, kai skaitome kokią nors knygą, kuri mus sužavi, pasaką, kuri mus įtraukia, mes prisiliečiame prie tikrovės, kuri yra kviečianti mus iš anapus. Žmogus yra iš vidaus skatinamas, kad žmogaus širdyje yra tas troškimas, vieta, kurią gali užpildyti tik tai Dievas ir žmogus dėl to yra neramus. Iš esmės čia tokia augustiniška mintis yra, kad žmogaus siela yra nerami, kol netranda ramybės poilsio Dievuje, bet Lewisas labai gerai šitą mintį išplėtojo ir tie pasakojimo istorijos apie keliones, apie ieškojimą, apie kova, tai yra kiekvieno žmogaus gyvenimo istorija. Dėl to tos istorijos tokios yra įtraukiančios, nes tai nėra tiesiog pasakos, tai yra pasakoju apie visų mūsų gyvenimą, apie tai, ko mes ieškome šitoje žemėje. Kaip tik neseniai skaičiau naujienas apie dabar vėl tęsiamą filmuoti Narnijos kronikų naują dalį Sidabrinė kėdė. Ir kai dabar, Valdai, daliniesi apie tą Lewiso keliamą mums žadinamą tokį ilgesį ir primenamą mums ilgesį, tai tas įspūdis man buvo labai stipriai sukilęs, kai skaičiau Narnijos kronikas. Skaičiau jas po Žiedų valdovo, Tolkieno Žiedų valdovo, ir tad pradžioj taip truputėlį nusivyliau, kokias 10 minučių, nes tikėjausi kažko panašaus, bet Žiedų valdovas, reikia pripažinti, yra tokia knyga, suaugusiam fantastikos mylėtojui. Narnijos kronikos yra knyga parašyta tokiu vaikišku tonu, gana lengva literatūra. Tačiau perskaitęs pusę knygos ir lyg pasirodė, kad ir man trūksta kažkokio lyg ir veiksmo ir pirmąją knygą skaitydamas į antrą dalį persiritę, supratau, kas čia darosi. Ir paskutiniai skyriai tiesiog atvėrė dangų ir sugraudino, atvėrė dangų ir vėl supratau, kad ilgiuosi to kažko didžiausio, tas potyris. Ėmiausi antros dalies Narnijos ir vėl tas pats. Knyga kaip ir vienur įdomesnė, kiti skyriai mažiau įdomus. Ir staiga vėl atveda Lewisas tave į pabaigą ir pabaiga yra bum, oda pašiurpsta ir vėl tas didysis kažkas. Ir ta pajauta to nuolat didžiausio, negaliu net pasakyti tikslo, bet gal troškimo, to dalyko, ko mes labiausiai norime ragauti, yra labai labai ryški Lewiso knygose. Aš pats taip pat norėčiau pasakyti skaitytojams, kodėl jiem vertėtų, jei kas neskaitė Lewiso, dar Lewisą atrasti, paskaityti. Lewisas turi ypatingą gebėjimą kalbėti be žargono, gal kaip Valdas sakė, daug tų knygų gimė kaip paskaitos, kaip radio laidos ir tai gal ir verčia nekalbėti kažkokiom senoviškom įkalintom frazėm, bet rasti vis naujus išsireiškimus, apie gerai žinomus dalykus prabilti naujai ir kuo suprantamiau. Tad tikrai ir skaitant Lewiso tokias profesinės knygas apie viduramžių ir renesanso literatūrą, jis sugeba tas, atrodo kartais svetimas mums idėjas, taip paprastai perteikti. Ar kalbant apie krikščioniškąją pasaulėžiūrą, žiūrėk senas, gerai žinoma tiesa ir Lewisas geba pradėti nuo tokio požiūrio, kuris labai paprastas, visiems atrodo suprantamas ir genialiai atveda prie tokių išvadų, kuriuom nereikia specialaus žodyno, nereikia teologijos studijų išmanimo. Tai panašu, kad kai dabar mes kalbame vėl apie naująją evangelizaciją, tai mes ir kalbame apie tokį kalbėjimą. Valdai, kokios dar idėjos, vaizdiniai, gal tokie bendri įspūdžiai paliko tau, didžiausią įspūdį, galima sakyti? Čia galėčiau papasakoti, kaip apskritai susidūriau pirmą kartą su Lewiso knygomis. Be abejo, kad Tarybų sąjungoje jis nebuvo labai gerai žinomas, nors buvo jau pasirodę vertimai į rusų kalbą, lietuvių kalbą dar tada nebuvo. Buvo galima paskaityti tiesiog Krikščionybę, Kipšo laiškus rusų kalba, bet iš tikrųjų pradėjau skaityti pasiūlytą
keletas draugų amerikiečių, kurie labai žavėjosi. Ir kartais netgi sakoma, kad Liujisas greičiausiai yra populiarus labiau Amerikoje, kuris yra didžiulis autoritetas, daugybė juos seko, komentuoja. Anglijoje Alisteris Magratas pasakė, kad tiesiog tai yra toksai keistas profesorius, kuris rašė pasakas vaikams. Taip jis yra traktuojamas Didžiojoje Britanijoje. Ir tuo metu buvo didžiulis noras, kad tos knygos atsirastų lietuviškai, tai čia ir aš, ir daugelis kitų, ir Artūras Lukoševičius. Mes galvojame, kaip čia padaryti, kad būtų prieinamas lietuvių skaitytojų, ir dabar jau daugelį jo knygų galima perskaityti lietuvių kalba. Kiekviena iš tų knygų jisai vis kitų aspektų dalinasi tuo didžiuoju atradimu, gyvenimo džiaugsmu, kurį jis atrado krikščionybėje. Ir iš esmės visos knygos yra apie tą patį, tai yra, kad gyvenimas mūsų turi prasmę ir tikslą, ir kad yra krikščionybė, tai yra pasakojimas, kuris paaiškina daugelį dalykų, kurie šiaip atrodo fragmentiški arba nesuprantami, kad yra pasakojimas, kuris gali mus įtraukti, ir tame pasakojime viskas darniai susidėlioja. Netgi tuo atveju, jeigu tas pasakojimas yra iš kitos pusės, tarkim, Kipšo laiškuose yra gan tradicinis, toks asketinis krikščionybės mokymas, dėstomas taip, kaip niekas nebandė iki jo dėstyti, tai yra iš kitos pusės. Kaip žmogaus gyvenimą, kaip žmogaus išbandymus mato ne pats žmogus, mato ne angelai ir Dievas, bet kaip mato piktosios dvasios, kurios ir turi gundyti. Ir tai yra be galo originalus žvilgsnis, ir Liujisas paperka tuo originalumu, kad atrodo tokias gerai žinomas tiesas pasakyti taip, kad nustembi ir te gali tik tai pritarti, kad taip tai yra tiesa. Ir netgi tokiose knygose, kurios gal ir sunkiau paskaitomas, labiau tokios filosofinės knygos, kaip tarkim Kančios problema, arba netgi ta pati krikščionybė, jis vis tiek ieško gražių būdų pasakyti dalykus, kurie visiems liktai nujaučiami, bet neįvardinti. Tai ypatingai gražus yra tas žemėlapio palyginimas, apie kurį čia vis miniu ir kartoju, tai yra, kad neužtenka vien tik tai patirti kažką, tai yra stovėti Dievo akivaizdoje ir išgyventi Dievo buvimą, bet kad mūsų gyvenimas čia žemėje tai yra kelionė iš vieno kontinento į kitą kontinentą, ir kad mes galėtume nukeliauti iš vieno žemyno į kitą, tai turime turėti ir laivą, ir troškimą keliauti, ir žemėlapį, kad nepasiklystume. Tai jo mintis, kad neužtenka vien tik turėti gerų minčių apie Dievą, kad tos mintis turi būti ir teisingos. Tai dalykas, kuris labai jame žavi, tai yra tiesos paieška, gal netokia būdinga mūsų laikams, ir kartais jis atrodo senoviškas, nes bando labai daug protauti. Mūsų laikai yra tokie, kur protą yra linkstama padėti į šalį ir vadovaujamasi daugiausiai tokiais patinka, nepatinka kriterijais. Liujisas, ko jisai nuostabus iš tikrųjų, kad jis buvo tiesos ieškantis žmogus, ir jisai nepasitenkindavo daliniais atsakymais. Ir turbūt natūralu, žmogus buvęs ateistas ir turėjęs daug tokių protinių argumentų, kodėl Dievo turėtų nebūti. Ir tie argumentai ne tik tai, kad racionalūs, bet ir egzistenciniai. Tai čia faktas, kad anksti neteko motinos. Ir kančios klausimas jam buvo visą gyvenimą labai aktualus. Jo atsivertimas iš esmės yra sutampantis su tėčio mirtimi apie 30-osius metus. Dabar yra ginčijamasi, iš tikrųjų, kada įvyko Klaivo Stapleso Liujiso atsivertimas, ar 29 metais, ar 30-ais, nes kartais yra skiriamas netgi atsivertimas į teizmą ir atsivertimas į krikščionybę. Buvo metas, kai pripažino, kad galbūt Dievas ir yra, ir kada jisai tapo iš tikrųjų krikščionių, pradėjo vaikščioti į koplytėlę rytais. Ir gyvenimo pabaigoje jisai vėl susidūrė su kančios klausimu, ir lietuviškai yra nedidelė knygutė išvertas Sielvartas, kuris aprašo savo jau nebe tokį teorinį pamąstymą apie kančios klausimą, bet aprašo savo patirtį, kada neteko artimo mylimo žmogaus, savo žmonos Joy Gresham, su kuria susituokė jau jai sergant, ir klausė Dievo, kodėl gyvenime yra kančia. Ir gal dėl to jis yra labai artimas, nes
tai yra žmogus labai gyvas, jisai rašė apie tai, kas jam skauda, ir džiaugsmo patirtis, ir kančios patirtis, ir nuostabos patirtis, tai visa tai yra tokie labai bendražmogiški dalykai. Tai kada mes atrandame tai knygose, kad pažįstame save, savo patirtis, tai dėl to jį taip norisi skaityti, dėl to jo tekstai, nors parašyti jau prieš daugiau nei pusę amžiaus, vis dar tokie patrauklūs ir artimi. Mėly klausytojai, primenu, jog girdite laidą Akademija. Šioje laidoje kalbame apie Clive'ą Staplesą Lewisą, jo svarbą, minėdami 50-asias jo mirimo arba gimimo dangui metines ir primindami artėjančius profesoriaus Alisterio Magrato artėjančias paskaitas Lietuvoje, į kurias ir jūs kviečiame gruodžio 9 dieną Vilniuje bei gruodžio 10 dieną Kaune. Ir šią informaciją dar pakartosiu, o dabar kviečiu į muzikinę pertraukėlę. Na štai mes ir vėl studijoje. Primenu, jog girdite laidą Akademija. Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius prie mikrofono ir taip pat su manimi studijoje mano kolega daktaras Valdas Mackela. Ir šiandien kalbame ir toliau, kaip ir praeitoje laidoje, apie profesoriaus Alisterio Magrato būsimas artėjančias paskaitas Lietuvoje. Tai yra gana reikšmingas įvykis Lietuvos teologijos gyvenime. Profesorius Magratas yra garsus teologas, parašęs daug knygų, ypatingai mokslo ir religijos santykio klausimais, bet taip pat yra ir didelis Clive'o Stapleso Lewiso mokinys, gerbėjas ir jo interpretatorius, galime sakyti, taip pat ir paskaitas, ir straipsnius apie tai rašo. Ir Lietuvoje taip pat mes išgirsime vieną profesoriaus paskaitą apie Lewisą. Čia mes štai va dabar su Valdu gurkšnodami arbatą, tikime ir jūs per muzikinę pertraukėlę arbatos pasidarėte. Toliau galime pasidalinti savo įspūdžiais iš šio didžiojo rašytojo, krikščionių didžiojo apologeto 20 amžiaus knygų įspūdžių. Man asmeniškai iš tiesų labai sukrečia Lewiso gebėjimas vaizdingai ir paprastai, ir kartu nepaprastai vaizdingai kalbėti apie pačius gražiausius dalykus, apie tiesiog
mūsų kasdienės žmogiškas patirtis ir taip pat ir apie pačius baisiausius dalykus. Ir netgi per tokią humoro prizmę Liujisas, pavyzdžiui, Kipšo laiškuose sugeba parodyti tokį pragaro ir šėtoniškos prigimties šiurpumą. Pragaras, kuriame galioja vienintelė taisyklė - atnešk maisto arba pats tapk maistu, ir nelabuką mokantis jo paralius, jo dėdė, šėtonas. Atrodo, iš dėdės galėtum tikėtis tokio šilto santykio ir dėdė tikrai kalba, kaip jis labai tą nelabuką myli, bet ilgainiui matom, kad jis tą Kipšiuką myli tokia alkana meilė, kuri galiausiai gresia su ėdimu. Ir bardamas nelabuką arba apimtas kokio nors entuzijazmo, kai moko tą jauną velniūkštį gundyti vieną knygos herojų, tai yra vaikiną, šis paralius rašo: štai dabar, jeigu tu mane pamatytum, aš rašydamas virtau netikėtai didžiulį šimtakojį. Ir, tai yra toks šiurpus vaizdinys, ir Liujisas savo prisiminimuose knygoje Ištiktas džiaugsmo rašo, kad jam nuo vaikystės keldavo šiurpą mašinos ir vabzdžiai. Ir ypatingai turbūt baisus dalykas būtų toks mechanizuotas vabzdys su daugybė kojų, nes dažniausiai mes vabzdžių pasaulyje susidurėm su tokiu betarpišku ėdimo, ryjimo, virškinimo dalyku ir apraiškomis. Ir štai Liujiso pragaras atrodo kažkaip vat taip, nors galima jį pavaizduoti ir kitaip. Mes teologijos fakultete kartais juokaujame, kad rungtyniaujame su štai dėstytojais Artūru, Valdu, kuris turime teisę dėstyti iš kurios knygos, nes norisi jas pasitelkti. Dvasingumo teologiją dėstant, noris pasitelkti Kipšo laiškus, dėstant apie paskutiniuosius dalykus, eschatologiją, dangų ir pragarą. Kaipgi galima apsieiti be didžiųjų skyrybų? Ir didžiosiuose skyrybose vaizdas jau kitoks. Liujisas piešia pragarą kaip milžinišką pilką miestą, kuris atrodo milžiniškas ten esantiems, bet štai esantiem pragare duodama galimybė imti atostogas ir keliauti į dangų. Ir jie susėda į tokį autobusą, ir vėl aliuzija į Liujiso paties patirtį, kuris sako, kad mane pirmoji tokia atsivertimo gal patirtis ištiko autobuse. Taigi pragaro gyventojai autobusu vyksta į dangų, ir dangus taiga pasirodo jiem per milžinišką vietą, per nelyg stipri vieta, netinkama gyventi. Žolė nelinksta po jų kojomis, jie negali pakelti nuo žemės nei menkiausio daikto, stoja ant tekančio upelio, krenta ant šono, nes koja nepanyra į vandenį. Ir jie klykdami bėga atgal prie autobuso, šita vieta nepakeliama, sako, kol galiausiai supranta, kad vieta normali. Ateina dangaus gyventojai, jų pasitikti, ir jie puikiai jaučiasi danguje. Ir Liujisas be abejo nuostabiai aprašo tą dangaus grožį, ir pragaro gyventojai staiga suvokia, kad dangus tikras, bet jie patys yra permatomi, jie šešėliniai, jie taip ir netapo tikrais. Jiem buvo duotas gyvenimas įgyti tikrumą, atrasti save, įgyti veidą, bet jie neįgijo, netapo tikri, ir jie yra perregimi, negebantis būti aukštesnėje tikrovėje. Ir iš tiesų šiurpą keliantis palyginimas, nedidelė knyga, mieli klausytojai, tikrai perskaitykite ją. Vienas iš jūsų parašė mums SMS žinutę, klausom. Milda klausia, ar nors viena minėtų knygų gali būti bibliotekoje? Taip, Milda, manau, kad ne viena knygų gali būti bibliotekoje. Taip pat jas galite ir įsigyti, jos iš tiesų vertos turėti, nes kartą perskaičius dažniausiai norisi skaityti per metus bent vieną kartą. Aišku, jos labai skirtingos ir turbūt Valdai sutiksi, žanrai skiriasi. Liujisas rašė ir poeziją, ir metaforas, ir apologetiką, tai perskaičius tiesiog Krikščionybę, Narnijos kronikas, Erdvės trilogiją ir kokį nors Didžiąsias skyrybas ar Kipšo laiškus, skaitai tartum visai skirtingų autorių, skirtingo žanro kūrinius ir visi jie vienodai įspūdingi. Valdai, klausimas tau. Ką naujo, kaip manai, ką naujo pasakys profesorius Magratas atvykęs į Vilnių? Jis kalbės apie Liujisą. Ką dar naujo galima iš jo išgirsti? Kodėl verta ateiti, pavyzdžiui, po šios laidos į jo paskaitą? Tikrai galėtume sakyti, kad daugelį knygų skaitę, gerai žinome jo gyvenimo istoriją, beje, netgi filmas yra Šešėlio šalis, turbūt vadinasi Shadowlands. Anthony Hopkinsas vaidina Clive'ą Stiglitzą Liujisą apie paskutinius jo ir jo žmonos gyvenimo metus. Lietuviškai netgi biografija yra ir Liujiso, ir Tolkieno, dviejų garsių draugų vienoje knygoje, Bičiulystės dovana. Tai sakytume, ką galėtų pasakyti atvykęs svečias. Vieną dalyką, į kurį atkreipiau dėmesį, kad jie labai panašus. Iš tikrųjų, abudu yra airiai, kilę iš Šiaurės Airijos, abudu anglikonai.
dekanai, abudu pradėjo studijuoti Oksfordo universitete ne teologiją, bet vienas literatūrą, kitas gamtos mokslus, paskui atsivertė iš ateizmo į krikščionybę, tada ėmėsi teologinių temų ir vienas ir kitas, tai aš manau, kad Alisteriui Magratui Liujisas iš tikrųjų yra artimas daugeliu atžvilgių. Ir tai, kad jisai neseniai parašė 2 knygas, netgi į vieną knygą netilpo visa Liujiso biografija, tai tikrai ten daug įdomių dalykų ir jisai tikrai juos papasakos, ką jisai atrado. Tai yra apie Liujiso gyvenimą Oksforde, Kembridže ir Narnijoje. Jisai vienoje vietoje mini, kad iš tikrųjų Liujiso biografiją galima skaityti pagal tuos išorinius dalykus, kurias matė jo amžininkai ir kad yra kitas jo gyvenimas, kuris atsiskleidžia laikas nuo laiko rašant Narnijos knygas. Jisai labai vykusiai sugeba išskirti esminės idėjas Liujiso raštas ir mintyse ir parodyti, kaip jis yra aktualus šiems laikams. Kaip Liujisą galima perskaityti šiais laikais ir kaip šis, anot jo, ekscentriškas genijus, kuris ne savo norų turėjo tapti pranašu mūsų laikams, jisai gali padėti suvokti, kas yra krikščionybė, ką reiškia būti krikščioniu mūsų laikais. Taigi mūsų laida jau atėjo prie pabaigos. Mieli klausytojai, noriu priminti jums apie greitai įvyksiančias Oksfordo universiteto profesoriaus Alisterio Magrato paskaitas dar kartą. Gruodžio 9 dieną, ryte 9 valandą, Alisteris Magratas skaitys paskaitą Lietuvos Respublikos Seime. Jei norite dalyvauti šiame renginyje, turite iš anksto registruotis, informacijos tikrai gausu internete, tačiau galiu pasakyti ir elektroninio pašto adresą, kur galite tiesiai rašyti. Taigi, adresas toks: aupoci, kitaip tariant, aupoci, lrs.lt. Lietuvos Respublikos Seimas.lt. Dar kartą kartoju: aupoci, lrs.lt. Taip pat gruodžio 9 dieną Vilniuje, Bernardinų bažnyčioje, 6 valandą vakare profesorius Magratas skaitys paskaitą apie Clivą Staplesą Liujisą ir turbūt ne tiek skaitys paskaitą, kiek dalinsis tuo savo tikrai dideliu žinojimu apie šį rašytoją. Tikrai labai kviečiame dalyvauti, čia jokios nereikia išankstinės registracijos. Na, o gruodžio 10 dieną Kaune Vytauto didžiojo universitete, Katalikų teologijos fakulteto didžiojoje auloje, adresas Gimnazijos gatvė 7, 10 val. Ryte, profesorius Magratas skaitys paskaitą Religija ir mokslas – didieji klausimai. Taip pat į renginį nereikia registruotis, labai kviečiame dalyvauti. Visos šios paskaitos bus verčiamos į lietuvių kalbą ir taip pat jų visų metu bus pristatyta ir tik ką į lietuvių kalbą išversta ir labai šviežia, dar jūs ko gero net nematėt tos knygos. Knyga profesoriaus Alisterio Magrato, fundamentalus veikalas Mokslas ir religija – naujasis įvadas. Tad jei norite gauti ir autoriaus autografą, būtinai pasinaudokite šią nuostabią progą. Taigi tai buvo laida Akademija. Studijoje dalyvavo Katalikų teologijos fakulteto daktaras Valdas Mackela. Prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Dėkojame, kad klausėte. Likite su laida Akademija, likite su Marijos radiju, likite su Dievu. Su Dievu. Sudie.